Kelmiškiams. Kelmiškiams. Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams – tai žipsnelis naujienų iš Kelmės krašto ir fragmentai apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Rugsėjo pabaiga ir spalio pradžia pažėrė ne tik džiaugsmo dėl Lietuvos krepšininkų iškovoto sidabro, nerimo dėl tolimesnio krepšinio likimo, kuris rūpi ir Kelmės krašto žmonėms, bet ir įvairių progų atkreipiančių visuomenės dėmesį. Rajone plačiai pažymėta pagyvenusių žmonių diena, skatinanti ne tik pagarbą jiems, bet ir kelianti susirūpinimą dėl fakto, jog esame vienas iš sparčiau senstančių šalies rajonų, kuriame gimsta vis mažiau vaikų. Deja, ir gimusiems Kelmės krašte ne visiems skirta čia užaugti. Pagimdė Kelmiškė, augins Italė. Tokį straipsnį spausdino laikraštis Kelmiškiams. Galime tik apgailestauti, kad šiandieną, kai vyksta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų vizitas Kelmėje, vienas mūsų rajono gyventojos pagimdytas vaikas su būsimais globėjais iškeliauja į Italiją. Nes niekas iš mūsiškių nepanoro imtis mažamečio globos, kalbėjo vaiko teisių apsaugos specialistai. Paskutinį rugsėjo sekmadienį paminėta keliaujančiųjų ir vairuotojų diena, kaip saugaus eismo projekto Saugokime vieni kitus kelyje dalis. Spalio 2 Angelų sargų arba policijos diena. Kelmiškis Genadijus Lukminas, paskutinysis rajono vidaus reikalų skyriaus viršininkas ir pirmasis Kelmės policijos komisaras. Nuo 69 iki 95 metų. 26 metus esu policijos toj sistemoje pradirbęs. Ir buvo, aišku, nelengva dirbti visais laikais. Tai va, dabar, mano supratimo, policija yra geresnės darbo sąlygos, gerai aprūpinti, technika. Ir tik tais reikia palinkėti tiems policijos darbuotojams, kad jie taip būtų paprasti, nuoširdus, stengtųsi dirbti, energingi. Ir tada tas darbas yra įdomus ir jiems iš tikrųjų bus gerai dirbti, kad būtų noras padėti žmonėm, o taip bendrauti su žmonėm, tada bus geri rezultatai. Rugsėjai daug dėmesio skiriame garbiems mokytojams, apie jų pasirinkimą pasakodami gyvenimo aruoduose. Tytuvėnų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Nijolė Girkantienė sako, jog gyvenimo sėkmės raktas yra mūsų pačių rankose ir pritaikyti sėkmės formulių neįmanoma. Apie ją pasakoja kolegė Bronislava Buchienė. Baigėsi rašinio konkursas Mokytojas, kuriam aš lenkiuosi, kurį skelbė laikraštis Kelmiškiams. Dėkojame atsiliepusiems į šį kvietimą ir sušildžiusiems savo buvusius mokytojus gražiais ir prasmingais žodžiais. Ačiū, kad mums skirėte savo pašaukimą. Savo mokytojams Daliai Griškevičienei ir Janinai Klimašauskienei dėkoja buvę auklėtiniai Kristina Jankūnienė ir Jevgenijus Kurganovas. O apie mokytojų dienos šventę ir Kražių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkę Emiliją Kvietkuvienę, kuri pripažinta 2013 metų mokytoja, ir mokytoja andragogė, Tytuvėnų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Genutė Karpinienė, skaitykite spalio 8 dienos Kelmiškiams laikraštyje. Spalio 4 Kelmėje vyko tradicinė mokslinė praktinė konferencija Sveika šeima – visuomenės sveikatos pagrindas. O mes pakalbinome keletą svečių, atvežusių itin įtikinamų įrodymų, kaip svarbu saugoti savo ir aplinkinių sveikatą. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atlieka tabako tyrimus. Mes esame vienintelė Lietuvoje laboratorija, kuri gali nustatyti, ar tabako gamintojai teisingai nurodo ant pakuočių leidžiamas normas, dervas, monoksidus ir visa kita. Dar laboratorija užsiema prevencija tabako rūkymas. Mes kviečiam moksleivius, mes kviečiam darbo kolektyvus paklausyti paskaitą ir pažiūrėti rūkymo mašinos darbą. Kiek iš surūkytų 20 cigarečių lieka dervų mūsų organizme. Ir kai realiai žmonės pamato filtrą rudą, kuris yra visas pilnas kvapo ir labai nemalonių emocijų, daug kas susimasto, ar tikrai nemetus rūkyti, ar bent jau praretinus tą visą skaičių. Įdedame į rūkymo mašiną baltą švarų filtruką ir ką gauname, kai mašina surūko 20 cigarečių. Visa šita masė dervų lieka mūsų plaučiuose ir apie ką yra labai svarbu susimastyti.
Kiek turi dirbti po to plaučiai, visa mūsų organizmo sistema, kad išvalyti visą šitą negerumą. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje atliekamas labai platus spektras mikrobiologinių tyrimų. Tai yra aplinkos mėginių mikrobiologiniai tyrimai, klinikinių mėginių, parazitologinių mėginių, biologinių molekulinių tyrimų. Spektras platus, serologinių tyrimų, retų ir ypač pavojingų. Pabandžius atlikti aplinkos daiktų, objektų tyrimus, mes matome štai tokį vaizdą. Mikroorganizmų priaugusi pilna lėkštelė nuo valgomojo stalo. Mikroorganizmai paplitę ant daiktų, kuriais mes kasdien naudojamės. Pavyzdžiui, kompiuterio klaviatūrą. Atlikus tyrimą matome pilną mikroorganizmų. Dažniau plaukime rankas, kad neplatintume ligų sukėlėjų per aplinkos objektus. Norėjom parodyti, kad laboratorija mūsų atlieka elektromagnetinį laukų matavimus. Būtent šiuo atveju demonstruojam baziniam stotim, tai yra mobiliųjų telefonų antenom matuoti skirtą prietaisą. Ir žmonėm norint tiesiog pademonstravom, kaip skiriasi bendras fonas, kuris šiuo atveju rodo 0,1. Tai yra iš visų aplinkinių antenų esančių ateinantis. Ir pridėjus mobilų telefoną netgi sukyla iki 2000 mikrovatų į kvadratinį centimetrą, ar netgi dar daugiau, nes prietaiso yra riba iki 2000. Kas labiausiai jaudina? Kas yra tas pagrindinis toksai dalykas, ką išskirtumėte, kas sveikatos sistemoje dabar iš tikrųjų šaukia SOS? Matot, sveikatos sistemai SOS šaukia daugelis jo sudėtinių dalių. Žmonių akimis, kai jie stebi eiles, stebi nejautrumą, mato klaidas ir kai jie staiga dar prievartavimai prisimokėti kažkiek, tai žmonių akimis tai jau yra lygų gydyme yra SOS. Bet kada mes žiūrime į mirtis, į per anksti nutrauktus gyvenimus, į begalinį mūsų neapsidairimą, kad mes gyvenam nesveikatoje, kad mes geriam, rūkom, kad mes prarandam daug jaunų darbingų žmonių per tai. Tai čia ne SOS reikia šaukti, čia reikia šaukti, kaip Marcinkevičius čia sakė, volungę šauk ąžuole, akmenių kelio gale, netylėk, ne, štai pat kur yra šauksmas sveikatos. Į Petrališkę pakvietė čionykštės bendruomenės susirūpinimas dėl prastai prižiūrimo kelio Kražiai Petrališkė. Apie tai spalio 8-osios Kelmiškiams. Kaip įprasta mėnesio pradžioje į pasitarimą rinkosi žemdirbiai. Jie rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojui Vincui Metrikiui išreiškė nemažai priekaištų dėl nugriaunamų pastatų, kurie dar galėjo būti naudingi ir naudojami. Ūkininkai piktinosi, kad pakelės šienaujamos rudenį, kai piktžolės jau pasėjo sėklas. Apie tai spalio 8-osios Kelmiškiams. Šioje nuotraukoje iš paminklinio akmens žvelgia Rozalija Rožytė. Taip ją vadino, kol gyveno Stulgiuose ir vėliau Liolių senelių namuose, į kuriuos prieš 7 metus pateko. Pernai čia 90-metė ir mirė. Tyli ir nereikli senutė neturėjo giminaičių, kuriems rūpėtų jos likusi pensija, todėl sukaupė per 6000 litų. Tegul bus tai Roželiai amžini namai, pasakė Liolių senelių namų direktorius Steponas Zimidas ir už tuos pinigus pastatė Bronislavai Žaludaitei paminklą. O likusius pinigėlius perdavė Stulgių bendruomeniai, kad kapelį prižiūrėtų. Tegul būna lengva žemelė visą gyvenimą savo šiltų namų neturėjusiai Bronislavai, save vadinusiai Rožele ir kitus taip pripratinusiai. O mums gyviesiems tegul lieka šis atvaizdas kaip trapaus laikinumo įrodymas, raginantis geriems ir kilniems darbams, kaip tai padarė Liolių senelių namų direktorius Steponas Zimidas. Apie tai skaitykite Kelmiškiams antradienį spalio 8-ąją. Likime sveiki, iki kito susitikimo spalio 14-ąją. Primename, jog laikraštis Kelmiškiams yra jūsų bičiulis.
todėl nepamirškite jo užsiprenumeruoti. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiams.